Labas, Elena. Sveiki. Šitą ilgai mes nieko nedarėm ir kažkaip tai čia darbai, reikalai vis bėgom, skubėjom ir vos nepraleidom Sauliai 20 metų. Nu, geri orai, aš pati buvau biškai taip išvykus pailsėti ir vos pati nepamiršau. Tai ačiū Dievui, Facebookas dar priminimą atsiuntė. Tai toks, žinai, jau kaip ir Lietuva gali taurę šampano išgerti. Taip, pilnametė. 20 metų tai nuo įmonės įkūrimo. Taip. Kiek suprantu. Dabar, žinai, per tą laikotarpį, žinau, mes pažįstame jau kokie 7 metai geri. Tai buvo kovidai vieni kiti ir taip toliau. O šiaip per tą laikotarpį, žinot, kokie įdomiausi yra prisiminimai? Nu, mes per 20 metų turėjom ir plėtrą savo laiku, turėjom iš vis 7 objektus. Oho. Taip, nes vienas netgi buvo ir Palangoje, bet dabar turim vieną iš didžiausių, vienintelį, kol kas vienintelį. Tai labai įdomių dalykų buvo, nes pačioje pradžioje Sparinkoje nebuvo iš vis specialistų. Visiškai nebuvo. Žodis spa iš vis nieks nesuprasdavo. Aš kada Šilainiuose Baltų prospekte, pirmam savo spa, pakabinau reklamą spa, tai man net kai kurie žmonės sakydavo, nu tu paprasčiau ką nors sugalvo, taigi žmonės nesupranta. Tai aš sakydavau, tai jeigu klausimės, atsakysim. Nu ir kaip Lietuvoje atėjo spa žodis, tos 3 raidės stebuklingos ir mes kartu augom. Patys ruošdavom specialistus pirmus, kviesdavom labai gerų dėstytojų iš užsienio, nebuvo kur, žinokit, tikrai, draugavom su brandais spa, kurie irgi turėjo galimybę mokinti mūsų žmonės, bandydavom, darydavom, nu ir tada prasidėjo toks aktyvesnis gyvenimas. Ir per tą laikotarpį nemažai užauginom ten ir masažo čempionus, ir daug spa festivalių pravedėm, ir dalyvavom visokiausiose konkursuose, kongresuose ir taip toliau. Labai buvo aktyvus gyvenimas. Pati pradžia labai reikėjo visur ir visko. Dabar mes ramesnioje stadijoje, nes labai daug gerų mokyklų, kolegijų atsirado, kad ant kiekvieną kampą kiti mokino salonuose, tai čia šis tylių. Bet tikrai specialistų Lietuvoje, sakyčiau, net perteklius dabar daugelį momentų. Iš tikrųjų, ne vienoje srityje. Ne vienoje srityje ir taip toliau. Tai va, bet pradžia buvo tokia įdomi, vežanti, užkurianti tokia, nu, labai įdomi buvo. Mes čia dar turime prisiminimus, čia beieškant, su Elena peržiūrėjom archyvus ir radom tokį fainą video, galim pasidalinti. Čia yra taip, kai buvo 7 metai, ne? Mes turim, kai buvo 7 metai. Jo, mes turėdavom medžiagos ir sudėjom tuo metu viską į tokią filmuką. Daug kas iš buvusių specialistų, darbuotojų gal pamatys savęs, labai daug iš jų padarė jau karjerą didelį savo srityje. Tai va, tegul palaikina, tegul jie savęs ten pasižymė, tai nu labai įdomu buvo pažiūrėti. Tikrai ačiū Dievui, kad radom archyvose, diskose medžiagų. Tai vat, netingėkite, pažiūrėkite, ypač tie, kurie su Saulėje buvo gyvenime per tos 20 metų susiję, tai pasižiūrėkit prisiminimus, labai smagių, nu tokių smagių labai prisiminimų. Taip, nes čia dabar yra vaizdai iš labai skirtingų lokacijų. Baltų prospekte buvo... Pats pirmiausias, mylimiausias toks. Iš Baltų prospekto prisiminimai. Čia labai dabar irgi iš Baltų prospekto. Taip. Vat pirmieji tie visi dalykai. Tenais tas centras ilgiausiai išbuvo. Po to buvo poreikis jį uždaryti, perduoti kitiems žmonėms tą patalpą. Labai dabar ten in medika. Tai va, tai labai buvo toks mielas centras, tuo metu vienintelis Kaune. Ir dabar jų ne per daugiausiai yra tokių kaip mes. Tai apie ateities planus gal ir papasakosiu vėliau, bet vat, čia antras mūsų, kur mes atidarėm Baltų prospekto gale.
labai daug gerų specialistų užauginam per tą laikotarpį. Tikrai, pradžioje verslo tai niekas iš darbuotojų neinvestavo į savęs nieko, investavo įmonė. Tikrai užauginam labai specialistų daug. Dabar jau lengviausiai tą daryti ir patiems specialistam, bet tuo metu buvo sudėtinga surasti gerų dėstytojų mokymų. Tai va. Čia dabar mes turime iš dabartinio centro atidarimo. Jo, šito centro atidarimo medžiagą turim. Irgi ačiū tiem, kurie filmavo. Dabar net neprisimenu kokią įmonę, bet tikrai filmuotą medžiagą randam ir labai džiaugiamės to. Nes žinot, kai kuriems žmonėms labai sunku susigaudyti, 7 centrai per 20 metų, kas, kur, adresai. Tai mes maždaug turim tokios medžiagos, tai neakcentuojam, kur kiek išbuvo. Dabar turime vieną, šitą didelę. Apie jį irgi galiu papasakot, kad labai daug sunkumų išgyvenom, bet dabar mes ruošiamės vis dėlto rekonstrukcijai. Norime pasitemti, nes atėjo laikas mums ir renovuoti, ir pagražinti patalpas, ir naujienų visokiausių turėsim. Kiek čia gaunasi šitoj vietoj jau laiko? Nuo 2009 metų, tai 15 tokių tikrų, bet šiaip dar buvo ir statybiniai metai tie, po čiučiut. Kol įsirengė, kol ką? Tai sakyčiau, jau toks rimtas dalykas, čia tai jau 16 šiaip, taip gaunasi. Jo. Toks miesto centre geriausiai įtvirtinęs. Taip. Čia Radisonas, labai smagu, kad ir viešbutis yra. Tai čia video darytas, kai buvo 7 metai, čia 13 metų atgal. Mes turime dar ir biškį naujesnį, galim pasižiūrėti. Taip, mes turim to, kuriam 4 metai. O čia kiek prisimenu, COVID laikotarpiu daryta. Beveik iškart jisai išsitempė tas laikotarpis, tai neapibrėžtas iki šiol toks neaiškus. Tai mes tada turėdavom laisvo laiko biškį netgi, tai darydavom, specialistai turėjo laiko, vis tiek nebuvo tokios apkrovos, buvo sunkus metai, aišku. Tai visi susikaupėm, padarėm gražų daiktą ir dabar prisiminimam turim. Daugiau, nes net ir mes darydavome šitą tiesioginės transliacijas prisiminimą. Apie masažus, kaip kur, dėl ko tai reikia. Gal kažkur net ir yra ta medžiaga mūsų Saulės YouTube, ne? Facebook'e yra, kažkada mačiau, bet irgi istorinė medžiaga. Smagu prisiminti, nes vis dėlto, kad tai buvo irgi ne vien apie masažos centrą, bet ir apie sveikatingumą, dėl ko reikia, ne tik tai paslaugos, bet ir pati edukacija. Turbūt tai irgi tampa labai svarbus dalykas. Labai smagiai prisimint šitų visų dalykų, kurie filmav. Ir noriu pasakyti, kad niekas ypatingai nepasikeitė, visos paslaugos vietoj, bet ir tokią ateities žinutę noriu nusiųsti, kad ruošiamės tikrai renovacijai, ruošiamės tikrai atnaujinimams ir naujų procedūrų įvesim, bet tos klasikinės, kurios dabar yra, tai yra pirtys, hamamai, masažai, tai tikrai viskas liks ir yra ir tikrai džiaugiamės to, nes kai kurie nukeliauja grožio centrai, paprasti salonai nukeliauja kelių tokių, kaip pripirka aparatų, ten brūžina, kaip sakant, visą kitą. Mes vis dėlto pasiėmėm, išbandžius irgi viską, žinai. Tai pasiėmėm kryptį rankų darbas. Tai pavandeninis masažas, hidroterapiniai tie dalykai, jie visi liks, bet mes vis dėlto tą savo koncepciją, kad mes darysim viską rankom, rankų pagalba, rankų šilumos, rankų metodikos skirtingos masažo, mes vis dėlto tai paliekam ir mūsų specialistai daugiausiai orientuoti į rankų darbą. Po visko pailsėt, pasilgsta rankų šilumos, prisilietimo ir niekas ypatingai tokio dabar nepasikeitė, mes taip ir dirbam tikrai. Ir po vasaros sezono iš tikrųjų jau daugėjo klientų, nes vasara ypatingai šiemet kažkokia tokia begalinė, bet tai irgi gerai. Tai teikit, nes dabar ir
pati užsiimu pardavimais, marketingu ir jeigu kažkam link kalėdų jau dabar norisi su manim pakomunikuoti apie pardavimus, apie dovanas, tai tiesiog pas mane kreiptis. Turbūt jau laikas apie tai yra apamai įmonėm kalbėti, Taip, galvotis, rezervuotis. Turbūt apsimoka ir pirtį išsinuomoti. Taip, ypatingai tokie nedideli kolektyvai, labai šiltai, kaip aš sakiau, be makijažo, be nieko, su tapkėm, ateikit. Duosim pirtininkus, duosim hamamų specialistus ir praleisit labai smagiai laiką, tai, parezervuokit iš anksto, aišku. Mūsų kuom išskirtinios pirtis, jos yra individualios, tik jums skirtos. Ar jūs vienas, dviese, ar kolektyvas. Ir jeigu visą apačią uždarant, tai iki 30 žmonių galim priimti ramiai, nes turim ir baseiniuką, ir džiukuzį tokia didelė, tai labai laukiam. O įmonėm tikrai, jeigu jūs norit palepinti darbuotojus, nupirkti visiems ten kuponus nemažą kiekį, tai jau nuolaida bus labai ryškiai ir tvarkinga. Labai džiugu, Elena, 20 metų, tai daug, iš tikrųjų, verslui būti daug. Tai turbūt aš noriu palinkėti dar 20 metų. Tikrai taip, tikrai niekur nedingsim. Ir turbūt padėkoti, kurie peržiūrėjote mūsų trumpą pokalbį, lengvus prisiminimus. Ir man atrodo, pabandysime greitų metų ir video kelti į YouTube, kad seną prisiminimą, o gal dar jis yra, reikia paieškoti. Jo, reikia paieškoti viską, tai vienoje vietoje. Ką greit, dėkui labai. Ačiū tau, Tomai. Tikrai labai norėjusi kažkaip tai pažymėti. Aišku, pažymėsim ateičiai galbūt ir biški taip garsiau, bet dabar norim tvartingai sutikti naujus metus.